Grįžtame vėl su KMZ projektu. Nusipirkau naujus vožtuvus, gavau Kaune. 4 vožtuvų komplektas K750, 7.2 motociklam 55 €. Tai dabar bandysim pritrinti vožtuvus. Pirmą kartą tą dalyką darysiu. Nusipirkau tokį specialų įrenginį vožtuvam trinti. Jisai sukant su suktuku. Ašis kitoje pusėje sukasi 90 laipsnių kampu pirmin atgal. Ir taip eisim aplinkui į pilną ratą su vožtuvais ir bandysim pritrinti. Nusipirkau naujus vožtuvus, kišu į kreipiančiasis, pradžioje nelindo. Ir dabar šiek tiek dar sunkiai lenda. Tai ką reikia padaryti, išsivalyti kreipiančiasis. Vos nepradėjau tenai gręžti ir didinti lizdo. Tai gerai, kad to nepadariau, nes reikia tiesiog prasivalyti jas kreipiančiasis, nes ten visko yra pasilikę. Nuo senų laikų užkepę daug visokių purvų, tai reikia išsivalyti ir viskas vėl toliau bus gerai. Gerai, kad tėvas parodė, nes būčiau jau pridirbęs. Nupirkau, apsidžiaugiau, kad turiu. O kad reikia tiesiog prasivalyti jas ir nesugalvojau. Taip, užviniosim. Lengvai biškį. Pravalysime. Nes dabar irgi, kai trinu, tai tos pastos prieina į vidų, tai karts nuo karto pravalau. Purvo šiek tiek yra. Nu, lengvai. Galbūt įremsim. Tai gerai, pasiėmam tą įrenginį. Bėda, kad mano lizduose yra nemažai korozijos. Tai gali šiek tiek daugiau tekti pritrinti. Galima šiek tiek tą gumą prasivalyti, kad geriau pristrauktų prie vožtuvo. Taip, įrėmėm pradžiai. Patepsime specialią pastą vožtuvam trinti. Tai aš šiek tiek kraštus apeinu su ją. Daug labai tepti nereikia, nes paskui visur jas daug prikrenta. Ir ta guma tiesiog nepritraukia gerai vožtuvą ir tada nesisuka vožtuvas pats. Šiaip pats pirmą kartą darau tokį dalyką. Pažiūrėsim, kaip seksis. Įkišam. Aš dar pasižymėjau specialiai rodiklę, kad patrinus šiek tiek vienoje vietoje, pasuksiu kitoje vietoje, kad pilną ratą galėčiau apeiti taip. Lengvai spaudžiame, net smarkiai. Got a brother hypnotized and wanting more than the show you putting on. I'm guessing what's under them Daisy Dukes. Bet my bottom dollar, she rocking the thong. Ooh, what the fuck is going on? Got naughty thoughts flooding my dome. So when I step on that dance floor, baby girl, you already know I ain't here to play it cool. I'm here for the way you roll it slow. Break, 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 break. Break me off a piece of that little mama. Come on and get it up. Bang over the soul in this room. Do what you do, so get it up. Oh yeah, get it up. Drop it low, break it up slow. Let me see you get it up. Come on down, y'all. Let me see you get it up. Dar toj pabandysim kitą variantą ir tėvas patarė. Čia uždėti gumą. Ir ten uždėti gumą tokią šlangutę ir bandyti iš kito galo patrinti. Nes čia tai sakau, slidinėja, tai vargelis toksai. Bandom nuimti, nusivalysim, pasižiūrim, kas čia gavosi biškį. Na, pats vožtuvas tai trinasi neblogai. Gerai, pabandysim tą variantą dar su šlangutę. Uždėsim ant šitą galą ir tada
ant vožtuvo irgi ant to galo. Jis uždėsim ir tada suksim iš kitos pusės. Gal pradžiai pabandysim čia nieko nedėti. Pradžiai galvojau, gal reikės užspausti šitos galus, bet pabandysim taip pradžioje. Gerai, patepam pastos vėl. Dėdam. Gal vėl pravalyti reikėtų. Karts nuo karto reikės pravalinėti. Čia dabar darau išmetimo vožtuvą. Tas, kuris buvo labiausiai blogas. Nu va, įdedam. Laikysim šiek tiek ir gal. Ne. Reikia pabandyti patrumpinti jį. Ant gumos tik tai juda, bet ne. Per tas šlangutės juda, bet ne per patį vožtuvą. Bandom greičiau. O. Gal ir variantas. Atrodo neblogai. Biškai galima daugiau jėgos, tada patraukti jį. Žiūrim iš čia. Gal ir neblogai su to guma, bet vis tiek kažkaip tai geriau iš viršaus iš tikrųjų. Bandysim keisti to įrankio galvutę, tą guminę kitą. Pagal dydį vidurinę galvutę. Daug mažiau korozijos. Jau į tą pusę. Dar galėsim patrinti šiek tiek. Jeigu kas darot kitaip. Ar turit geresnių variantų. Aišku, įrankis neprofesionalus, bet užtektinai manau tokio. Galit parašyti. Na, tai šiam video tiek. Toliau trinsiu vožtuvus, šiek tiek pratryniau 3 kartus aplinkui visą ratą, šiek tiek dar korozijos matosi likusių taškelių, bet pabandysim dar daugiau trinti. Paskui sutrinus viską sudėsiu atgal ir pripilsiu čia dizelio, pažiūrėsiu, leidžia ar neleidžia. Jeigu leis, reikės dar šiek tiek patrinti. Ačiū, kad žiūrėjote. Kai viską atgal sudėsiu, nufilmuosiu kaip ar užsikuria variklis, ar viskas tvarkoja ir ar viskas gerai dirba. Pasižiūrėsim, ar gerai pavyko pritrinti mums šitos vožtuvus.